Sveiki vaikai! Šiandien su geltonaja garbana mes esame nusiteikę itin romantiškai. Ir todėl pasirinkome tokią romantišką vietą. Upė, medžiai, saulė, žodžiu, puikus rudeniškas oras mus nuteikė jums paskaityti naują Evelinos Daciūtės knygą Paslapčiausia paslaptis. Tai yra eilėraščiai vaikam, kurie lengvi, žaismingi ir visi pasakoja apie vaikams suprantamus kasdienius dalykus, problemas, kurias jie turi išspręsti. Taigi išrinkome keletą mums labiausiai patinkančių eilėraščių ir norėtume juos paskaityti ir jums. Pradedam? Pradedam. Taigi pirmasis eilėraštis. Spalvotas begemotas. Buvo kartą begemotas. Didelis, gražus spalvotas, uodega geltona kelė. Pažiūrėk, o pilvas žalias, kojos juodos, ausys baltos. Kas dėl viso šito kaltas? Nugara raudona ryškiai, uodega pilka kaip kiškio. Jei tik uodega išners, niekas niekad neįtars, kad kitoks čia begemotas, kad ne pilkas, o spalvotas. Kas galėtų pagalvoti, kas galėtų susapnuoti, kam fantazijos užtektų, kas šią pasaką tau sektų, kad gyveno begemotas, didelis, gražus, spalvotas. Man atrodo, šitas eilėraštis kaip tik yra apie kuria vaikai vaikus, nes jie tikrai visi tai gali. Eilėraštis pavadinimu Ne. Nepiešk ant sienos ir neerzink sesės, nebėk iš kiemo, nelakstyk po klasę, neimk saldainių, tai nesveika, to siekti nevalia padūkęs vaikė. Teatras? Nesijuok. Muziejus? Liest negalima. Pasaulis panašus į dėžę ar narvelį. Nečiupk, netep, nelaipiok ir nereikia, neplok, nešauk, ne tavo čia nesvaiki. Todėl galiausiai aš sakau, nenoriu, nedarysiu, o ką piktai išpyliau, tikrai to nevalysiu. Aš niekam nepadėsiu, nes negaliu, netrokštu, geriau sėdėsiu vienas ir išdidus kaip bokštas. Apie vaikų tam tikrus momentus, ar ne, kada jie nori viskam sakyti ne. Taigi kitas labai žaismingas eilėraštis Norėčiau. Kalėdoms norėčiau saliutų ir mėlyno kalbančio liūto. Norėčiau maišelio saldainių ir rogių, jos traukiamas elnių. Norėčiau 200 knygų, kuprinės, megztinio su grybais, pieštukų, daug popieriaus balto, kepurės, kad būtų nešalta. Norėčiau dar rudo šuniuko ir rogių nulėk nuo kalniuko, namuko medinio prie miško, ten lapės bėgioti su kiškiais, dar burtų lazdelės norėčiau. Kur noriu, ten nešk mane skėčio. Manęs nieks namie nematytų, lakiočiau per naktį lyg ryto. Skraidyčiau per dieną saulėtą, nešiotų visur mane skėtis, į Kiniją, Kongą, Panamą, Ameriką, Kubą pas mamą. O dar aš norėčiau ąsočio, ir džino didžiulio besočio, kuris vien manęs teklausytų, sakyčiau, to noriu ir šito. Dar liko gal 30 norių. Deja, bet miegoti jau noriu. Per naktį šiek tiek pailsėsiu ir vėl daug norėti pradėsiu. Nuostabus eilėraštis. Ir paskutinis. Kartu su mama. Man mama geriausia draugė. Visad vaikštau iš paskos. Sako, kad išeis iš proto. Ai, aš kartu. Kaip aš be jos. Štai tokie žaismingi eilėraštukai Evelinos Daciūtės. Labai rekomenduoju jums įsigyti šitą nuostabią eilėraščių knygą.
nuėjus į tokią gražią aplinką saulėtą dieną, paskaityti ją savo vaikams. Iki kito trečiadienio!